Tai vienas dalykas yra žinoti techninės charakteristikas, kitas dalykas yra girdėti žmogaus, kuris kiekvieną dieną gyvena su tom dėžėm, reiškia, nepaleidžia iš rankų ir tenai dedasi visus savo daiktus. Sauliau, pažiūrėk, turime trijų dydžių kubriko dėžės. Kokie tavo pirmieji įspūdžiai, visą tai tu jau truputėlį Aš jau čiupinėjai? biškį čiupinėjau, žinai, matai, mano labai svarbu darbo specifika. Kaip tu dirbi ir kokie pagrindiniai tavo yra kriterijai. Tai, pavyzdžiui, mano specifika yra tokia, kad mano lauko dirbtuvės, ryte aš atvažiavau, išsikraunu. Baigiau darbą, susikraunu. Ir, pavyzdžiui, pas mane nėra, ten statybinis busas, kuris ir belinkai. Pas mane yra tas keleivinis. Eisim vėliau pažiūrėsim tavo autobusiuką ir ten pamėginsime įvairius sprendimus. Tai iš principo man ir keliami reikalavimai, kad aš grįžau iš darbo, išsėmiau dėžes ir po 5 minučių aš galiu su šeimyna, su savo 4 vaikais, su šunim, su viskuo važiuoti. Tai vat mano ta erdvė. Kas yra svarbu tau, kad būtų jos didelės, mažos, kompaktiškos, susisektų, stalčiai, kas tai yra? Tai vat, aš iš principo, matai, aš jau turiu savo sistemą pasidaręs ir tu dabar vat su šitom dėžėm aš bandau pritaikyti savo sistemą. Tai pavyzdžiui, kubriko privalumai yra taip. Tai yra gali mėtyti, gali daužyti, gali stovėti, gali IP66. Ir tai, ką tu sakai, ne vieno dalyko man nereikia. Nes pavyzdžiui, patikimumas, gali daužyti. Su kuo tai asocijuojasi? Su dideliu svoriu, didelės standumo briaunos, neefektyvus erdvės išnaudojimas. Galim pažiūrėti, čia matosi, kad standumo briaunos iš ties yra... Ten po 4-5 cm iš šonų, žinai. Čia tie vadinami standumo briaunos, jos vadinamos amortizatoriais, jos nėra funkciškai, kaip sakyt, jeigu mes stipriai trenktume ir pažeistume ir ją nulaužtumėm, pavyzdžiui, net čia ypatingai didelio smūgio metu, vis tiek dėžės funkcionumas lieka tas pats. Tai tie amortizatoriai, kaip ir ant buferio, kaip automobiliuose buferiai, veikia taip, kad jie sulaiko tos didžiulius smūgius. Tai čia daugiau galbūt iš to brutalumo, iš to tokio, amerikonizmo galbūt kilę, nes dėžių, sistemų, visų tokia tėvynė skaitosi būtent Amerikos rinka, ne? Nes europinius, jeigu pasižiūrėt, aš net pas tave kažkur mačiau, galbūt vokiška tokia sistema, jos tokios liaunas, kaip Bošo Devalto, pavyzdžiui, įrankiai, jos yra, plasmasytė, ten, pavyzdžiui, jeigu dėžė 60, tai reiškia naudingo ploto, tu turi 58 viduj. Ten visai, žinai. Ir kitas dalykas, kuo daugiau tos mėsos priaugintos, tuo didesnis svoris. Tu, pavyzdžiui, tuščią sistemą jau tau yra ką veikti, o tu prikrauk įrankių ir gausis taip, kad tu vienas jau nebeatkeli. O man, kai skau, man ryte... Tu naudoji tą lengvąją, ar tu naudoji visgi tas tokias posunkės dėžės? Aš lengvas. Pas mane lengvas, neskau, pas mane jų užduotis atvežiau įrankius, susidėjau, tikliau, išsiskleidžiau, dirbu. Baigiau darbą, sudėjau, vežu į autobusą, dedu. Tai va, drėgmė IP66, vėl kaip komanda, tai visiškai neaktualu, nes drėgmė dažniausiai patenka, jeigu pradėjo lyto dėžė atidaryta. Ir antras dalykas, kai tu pridedi šlapių įrankių. Tai tada tas IP66, kad ten drėgmės, tada gaunas minusas, man geriau kaip tik duokit su skylėm, kur ventiliuojasi. Pragręž skylę nesunku. Arba nebent pragręžinai. Jau tada tas dasvedinėjimas yra, nes, pavyzdžiui, kiekvienos dirbtuvės yra meistro individualus rinkinys, kuris prisitaiko pagal save. Pavyzdžiui, pas mane visos ten ir Devalto, ir Keterijos dėžės kažkiek perdarytos pagal dėžių turinį. Tai va, kas man iškart užkliuvo, kad labai gerai, tai yra ratai. Nes, pavyzdžiui, tai, ką mes matom dabar, ne, tai yra dirvonai, pliuzdynai, visai, tai yra pakankamai dažnai. Ir šitą dėžę, tu atvažiavai, paėmėm, labai puikiai, labai gerai. Aš kaip skau, vėl, tai yra aukojama vieta, jinai yra didelė, platus ratai, visa kita. Tu lengvai važiuosi, bet tau užims daugiau vietos. Ir čia pradedi, tavo aukso vidurio paieška vyksta. Taip. Na, gerai, aš suprantu, kad kaip sakyt, žmogų, kuris jau turi savo įpročius ir savo nusistovėjusią tvarką, nėra lengva pakeisti. Aš tiesiog pamėginsiu tau papasakoti, koks yra sugalvojimas. Pavyzdžiui, aš iškart, kaip skau, aš pasakiau, kas man nepatiko, bet iškart galiu kaip kontra pasakyti, kas žiauriai buvo gerai. Nes pas mane principas yra taip, yra dėžė, yra įrankiai, ne? Tai yra dėžė suktukų, toliau kita dėžė, diskiniai pjūklai, trečia dėžė,
tiesiniai pjūklai, frezas, perfai ir visa kita. Tai yra iš principo tam tikra kategorija įrankių eina į vieną dėžę. Taip. Ir tada yra spinta su stalčiais, aš keterio naudoju, kur yra visi priedai. Ne, tai reiškia, tu atėjai įrankis, akumas, eini prie dėžės, priedai, viskas, eini dirb. Tai yra 3 skirtingos pas tavę sistemos praktiškai dabar dirba, ne? Nes keteris su stalčiukais, devoltas su kažkokiais tai dalykais ir kai kas iš keterio, ne? Nu, čia sakau, kaip tu jos visas su... Čia jau mes turėtume žiūrėti istoriškai, nes aš pirmiausia pradėjau su devalto, jie labai panašu, žinai, ta pirmoji serija tų didžiųjų, bet jos buvo sunkios, irgi tas pats, neužmušamos, įpoja visi yra sunkios ir kampuotos, kas man, pavyzdžiui, tai nėra gerai. Ir tada išbandžiau keterio, tas apvalintas, gyrų jungtys, kurios susikabina. Tai va taip ir gaunasi, devaltas, keteris plus devalto tos mažosios, sako sistemos, kurios eina su... Iš kiekvienos, žodžiu, sistemos po gabaliuką pasiėmė. Po gabaliuką jo, nes taip tiesiog istoriškai dėlios. O keterio spinta su visais stalčiais, su viskuo išbandžiau ir tikrai labai patiko. Pats funkcionalumas keterio parodė, kad tai yra tikrai gerai, bet pats išpildymas jis yra toks truputėlį mėgėjiškas. Jeigu palyginus šitos stalčius. Tai čia yra kosmosas. Čia aš dėl ko ir sakau, tai yra bėgeliai, tai yra guoliai, tai yra lengvas vaikščiojimas. Ir užsirakinimas jo. Užsirakinimas jo. Ten turėjai specialiai spyną susivartyti. Čia spyna yra automatiškai, tu neuždarysi. Aišku, gaila, kad mes dabar tik tai 2 stalčius turime. Nu, čia dabar šitam pavyzdyje. Jo, šitam pavyzdyje. Bet šiaip prekyboje jos bus tiek 2 didesni stalčiai, iš principo yra 3 stalčiai. Mažiukas, tai bus iš 3 stalčių šitas pats sekcija. Čia panašiai kaip tada bus arba viena didesnė, 2 mažesni stalčiukai, arba bus netolimoje ateityje tiesiog vienas didelis stalčius. Ne? Vienas didelis stalčius yra visokiam diskiniam pjūklam ir panašiai, nes tendencijos iš principo yra tokios, kad dabar tas atidarimas, net jeigu jinai susegama sistema ir pavyzdžiui, tu nori iš apatinės, jau susidėjai autobusiuką, sakai, suktuką reikia dar įdėti, ne? Tai reiktų viską iškraustyti, viską reikia tenai ardyti, atkelti ir tada kažkokiu tai būdu sudėti. Čia stalčiai duoda tą visišką laisvumą, kai tu gali tiesiog bet kurį atsidaryti ir įsidėti, ką tau reikia. Tai čia, aišku, už stalčius statai laiką, ne? Už stalčius tai tikrai. Nu, iš principo, ir dirbtuvės stalčiai yra labai patogu organizuoti. Automobilių visos būna mobilios dirbtuvės ten, stalčiai išvažiuojančios dėžės, kurią tau reikia atsitraukti, žinai, ten yra ateitis šitoj vietoj, tai juolab, kaip ir sakau, lauke. Išvažiuoju, kai pamatė mūsų dėžėm, kai pradėjom su ta spinta, juokėsi, bet tai yra vienas iš geriausių sprendimų. Labai gerai, pamėginsime į tavo autobusiuką įlysti ir tenai jas patalpinti, pasižiūrėsim. Galbūt, sakysim, tas įpročiai jie galimi sulaužyti. O ką tu galvoji dėl 3 dydžių? Pavyzdžiui, visa šita mažoji serija dėžių gali lengvai kabintis, tarkime, irgi tokia naujiena, kurios neturi kiti gamintojai. Pavyzdžiui, mes vadiname ją pomidorinę dėžę, bet iš tikrųjų tai yra tokia atviro tipo dėžė, jinai gali būti, reiškia, auginama iš kelių, galima ją žemą, galima paaukštinti ir užsidėti rankeną, kurioje nori vietoj. Įdomus toks sprendimas. Galbūt jeigu nenaudoji, dabar nežinai, kaip ją pritaikyti, ne? Čia toks labai patogu, tokios pomidorinės, kaip mes irgi jas naudojam, kai pavyzdžiui tau atėjai reikia kažkokio įrankių susirinkti. Atėjai, savo toj dirbtuvėse susirinkai įrankius, ten suktukai, varžtai, tas ir žinai, kad tau reikia kažkokią operaciją kažką. Paėmei, nuėjai ir padarai. Susikrovęs. Šaunu, jo. Ir visgi tai, kad jeigu tu pasirinksi, tarkim, didelę ir ant jos gali užsekti ir stalčiukus mažesnius, ir atviro tipo, ir viskas susisega, tai bet kokia atveju yra, patogu mašinoje daryti tvarką, nes kad tai nesivaliotų kažkur, gali netgi bokštą formuoti, ne? Užtektų pritvirtinti kažkurią tai iš šitų dėžių ir visas bokštas stabiliai stovės kažkokiam tai kampe, ne? Jo. Sakau, pagal tos 3 dydžiai, tai žinot, kaip sakau, kiekvienas pagal savo poreikį pasižiūri, ką yra, nes pavyzdžiui, pas mus tai yra, specifika yra tai, kad mes atvažiavom dirbtuvės ir pas mus yra, kodėl mes daug įrankių vežamės ir mums netinka, pavyzdžiui, pasėmiau tik tai biškį ir einu daryti. Pas mus yra mažas frontas
ir didelis kiekis operacijų mažam fronte. Ir tas frontas operacijos pastoviai keičiasi. Ne? Biškį tą padariau, perėjau į karkasą. Karkaso padariau į lentų montavimą. Paskui polių grėžimas ir taip lygiagrečiai gaunasi, kad man reikia visko. Turiu išsiskleisti tam, kad aš po pusvalandžio man jau reikės kitų įrankių. Pavyzdžiui, stogininkai, fasadininkai, ne, jie atvažiavo, jie išsiskleidė ir jie prieš savo frontą turi 200 kvadratų, pavyzdžiui, lotavimą, 200 kvadratų, ne. Ir jie pasiima ten suktuką, tas, ir jie visą dieną užlipo. Ir išeina ir jie viską turi. Tai va, pas mus to neišeina, nes pastoviai keičiasi, pastoviai reikia kažko. Gerai, tai tarkime, tau visgi kol kas iš visų šitų labiausiai limpa vidurinė linija, ne? Aš sakyčiau, kad tai pagal plotį man vidurinė labiausia patinka. Pagal plotį ir pagal svorį. Bet jinai yra pakankamai... Daug atsikišusi, ne? Mažai. Mažai atsikišusi. Jo, nes pavyzdžiui, pas mane būdavo jos va, tokio pločio, kur iškišimas buvo vadinti. Ir šitas plotis. O dabar šičia jos gavosi siauresnės, bet plotis yra toks. Tai aš manau, pliusas yra jų tai, kad, pavyzdžiui, problema, kad mano tam keleiviniai mašinai, tie ratai labai man susiaurina tą pasirinkimą. Nes aš dėžę kaip ir įstatyčiau, bet ratai užima vietos, man neužsidaro durys. Ir jų problema. Ratai šiek tiek jo išlenda. O ką tu galvoji apie, tarkim, dangčių fiksavimo? Va čia, žinok, vienas iš tų, kas man tikrai patinka. Pavyzdžiui, Devalto atsilenkia visą šitą rankeną. Jo. Keterio visas dangtis nusiima ir, pavyzdžiui, lauko sąlygo, jeigu nėra įpročio uždarinėti, labai dažnai palieka prilyja ir panašus dalykai. Vidaus organizavimas, kas man patiko, kad yra iškart pertvaros. Baziniai komplektacijai yra pertvaros. Tai yra tau, jeigu dėžiai darosi chaosas, lavosas, tai reiškia, tas chaosas, lavosas yra skaidomas į tam tikrus skyrelius, kur tau kur kas lengviau susiorientuoti. Tai čia tas yra tikrai privalumas. Gerai, o... Dangčio fiksavimas. Va tai, ką tu atidarėjai, ar norėjom pasakyti, ne? Atidarėjai, buim, jisai fiksuojas. Nei užsidaro, nei atsidaro. Čia yra didelis privalumas, nes vėjas, dar kažkas ten pastovi ant galvos, ypatingai, kai organizuojasi prie dirvonų, tu neturi galimybės tai įsiniveliuoti tos dėžės. Pastatei, jinai kažkaip kampu. Ir jau turi bėdą. Okay. Kas dar iš tokių dalykų, nežinau, galbūt saktis, ar laiko pas kitus gamintojus saktis, ar ten nėra problemų? Kokie mechanizmai tau patinka? Pavyzdžiui, kur yra genda, ne? Kur dažniausia? Tai yra lūžta šitie reikalai, iššoka, jeigu geležinės, ir čia būna tik viena ašis, kurią prilaiko plasmasiuką, ir ypatingai žiemos sąlygoje, jeigu dirbi, labai lengvai išlūžta. Toliau, šitos vietos lūžinėja. Taip. Bet čia yra dėl to, kad, pavyzdžiui, atsivežiai dvi dėžės sukabintas, ne, ir tu nori jas į mašiną. Tu imi, kur tau patogu keli, o jeigu ten yra svoris, ją išlauži. Teoriškai sukabinimas nėra tam, kad transportuoti jas visas prikrautas. Jo yra privalumas arba, kaip sakysim, paskirtis yra tokia, kad transportavimo metu tas visas bokštas jisai laikytųsi nusivežti arba laikyti autobusiuką. Jo, tai jeigu šitą supranti, kad tai yra tiesiog prikabinimas, tai viskas gerai. Šitos jungtys man labai iš pradžių atrodė keistai, kad yra net iš dviejų dalių, bet principas tai yra kaip vos nepadaryti šitų jungčių. Atkeli ir tada užspaudi. Nes, pavyzdžiui, kokios būna, kokios čia tokios pačios nedraugiškiausios dėžės, Milwaukee. Darydamas visada pirštus prisispaudi, ypatingai žiemą, taip veniškai skauda. O šičia pakeli, užkabinai, užspaudai. Reikia ir užfiksavai. Užspaudai ir užfiksavai. Nu, va. O atidaryt tiesiog, buim, viskas atsidarė. Gerai, tavęs, kaip suprantu, neypatingai žavi va šitų priedų prisisegimo galimybė, taip, kurios tu gali... Čia daugiau, aš sakyčiau, tai yra didelis privalumas tie meistram, kurie, pavyzdžiui, serviso principų dirba. Aš elektrikai, pavyzdžiui, atvažiavau į objektą, pas mane yra daug įrankių, ne, bet į objektą man reikės rozetę padaryti, į viršų užlipti, tą padaryti. Tu su visa ta dėžė kažkur ir nuvažiavai, ne, sakysim. Jo, arba tu turi kažkokią transportinę dėžę, tu iš savo to čuk susikomplektavai, čia į diržą susidėjai,
nuvažiavai, tie priedai gražiai prisikabino, tu atvažiavai į vietą, diržą užsidėjai, užlipai, ten padarė 5 minutės, susikrovė, išėjai. Viskas, darbas padarytas. Tai tokiu atveju šitie visokie kabliai, prikabinimai yra fantastinis reikalas. Taip. Čia iš tikrųjų fantazijos galima daug pridėti. Aš manau, mes su tavim kokį nors vieną sukursime irgi atskirai. Atskirą liniją. Specialiai terasoms. Visko, mano tokia specifika ir aš jau link savo darbo sistemos aš ėjau ne vienus metus, aš ją turiu, jinai veikia ir viskas yra gerai. Ir dabar man, sakau, prie to esamo aš jau bandau įsivaizduoti. Galima pažiūrėti tavo autobusiuką, Galima, aišku, tenai pamėginti nusitemti keletą dėžių. Galima. Pažiūrėsim. Papasakosi, gal kiti meistrai irgi atpažins savo, ne? Savo... Nu, kur yra mano problema, mes ir važinėjom su šitą mašiną ir mes jie kraunam įrankius. Dabar esmė, kad man reikia, kad ir tenais lįstų. Taršonės duris. O kaip pats įkelimas vyksta? Tu po vieną dėžę ją ir sukilnoja, ne? Nu, faktas, kad matai, mes neturim galimybės jų kelt. Ar, pavyzdžiui, yra komandai ne vienas narys, tai pavyzdžiui, jeigu aš atvažiavau, čia yra sunki, tada įmam... Reikėtų už šono, ne? Ir šono. Ir įkeli. Jau vienam tada nelabai išeina. Bet man reiktų apsukti, tai čia irgi prasideda. Reikštų šitaip, kad tau įstumt patogu būtų ir ištraukti. Jo, vieną sistemą įtalpino, bet klausimas, kaip dabar vidurinė sistema. Būtų jėga, jeigu įlystų 2, teisingai? Jo, bet aš jau taip matau, kad čia sunkiai. Jo, jau trūksta kelių centimetrų. Jo, arba kitas variantas būtų 2 tokias vidutinės dėtis, jo. 2 vidutinės. Bet šitos sistemos stalčiai man kur kas labiau patiko. Va ir vėl. Nebent. Čia tokia matematika dabar. O, tai puikiai, jo. Vienas į vieną, kitas į kitą kryptį, ne? Kitaip tai. Jo, nes matai, lengviau dėžę įsitraukti, kai tu ją įstumi ir ištrauki. Dabar šitaip, čia žinai, O kaip pats laikymas, kad jos nenugriūtų? O čia daiktai vienas kitą prirėmė. A, tiesiog. Jo. Atrodo įspūdingai, žinai, raudonas, gražus. Be abejo, kaip sako. Emocinis pasitenkinimas irgi yra teisingo darbo motyvas. Gal jos tokios gražios ir nereikės išiminėti namie grįžus?